Sveiki gyvi. Labas vakaras, Alytau! Triukšmo! Taigi, sveiki susirinkę vėl mūsų bare Kišenė Pub. Sveikinus ir su jumis, kurie mus mato YouTube kanale, nelaikykite klausimų kišeniai. Kviečiame mus pasubscribinti, parašyti komentarą ir palaikinti, būtų labai faina ir malonu. Taigi, šiandien mes susirinkom dar į vieną terapiją, dar vieną psichologinę terapiją, kuri vardu bus, kaip padaryti viską, ką reikia ir nepavargti. Tam, kad išsiaiškintumėm šio klausimo reikšmę iš pradžių, suprastumėm, ko mes čia atėjom ir kad išeitumėm visi pailsėję, edukuoti, laimingi, tam pasikvietėm viešnią iš Alytaus. Šį kartą dzūkaitė, vietinė, kaip mes sakom. Tai labai norėčiau, kad sutiktumėt plojimais mūsų miesto psichologę Anę Žukaitę. Matai, kaip tave palaiko? Įsivaizduoji? Nesitikėjau, bet šiais labai smagu. Be to, labai džiugu, kad nuo paskelbimo renginio per pusantros dienos buvo, kaip čia pasakyti, nemokamas sold outas padarytas. Tai labai jums ačiū. Labai. Tai labas. Labas, Radvydai. Labas. Žinai ką, aš tavęs nepristatinėjau. Galėtum tu save apibūdint galbūt ir kaip žmogų, ir savo profesiją. Ką tu ten veiki su mūsų tom galvom? Ką tu ten knisinėjai pas mus? Ir kaip sugebi mums padėti? Aha. Čia ir asmenybiškai, ir profesiškai, bet iš tiesų... Kaip pavyks? Tai jau turbūt visi ir žinote, esu psichologija, coacherė ir būsima psichoterapeutė. Tai nenustoju mokintis. O kaip asmenybė, tai čia daugelis turbūt kažkiek ir žinot ir savų veidų matau. Tai labai džiaugiuosi, kai kas ir nustebino matau su atvykimu. Nesitikėjau. Tai bendrai, manau, iš pokalbio pažinsit, kas pamilsit, kas galbūt nekesit, ar dar kokį jausmą turėsit. Tai labai dėkoju, kad prisijungėt ir norėsim mane, kad kartu įsitrauktumėt ir stengsimės palaikyti bendradarbiavimą. Nuostabu. Be kita ko, Anė yra žiauriai šiltas žmogus. Mes prieš renginį su ją bendravom. Tai yra vienas maloniausių žmonių, kurie aš buvau sutikęs apskritai, nes mes susirašėm. Anė sako, kaip šiaip tu laikaisi? Sakau, psichologinė būsena nėra pati geriausia, bet patarimų dabar aš tikrai tavęs neklausiu. Tavo darbas baigėsi 5 valandą ir viskas. Nope. Anė tokio ilgio žinutę parašė. Tu laikykis, tau bus viskas gerai, čia taip ir taip. Tobulą galvoju, dar vieną shiftą tiesiog pradėjo dirbti. Nuostabu, Anė. Pirmas tau klausimas būtų, mėgsti pati savo klausimus uždavinėti? Be abejo, ir mėgsti? Su klausimais irgi gyvenu. Kiekvieną dieną spėju. Oi, tikrai, kiekvienas iš jūsų irgi, manau, pasikalbat su savimi ir keliat ne vieną klausimą savo, ne kasdienybėje. Faktas. Ir kiek žinau, mes turim paruošę žaidimą kažkokį. Taip, ir galbūt daugelis iš jūsų ir esate ir matę. Tu pristatysi, man nereikia dirbti. Nuostabu. Labai gerai. Radvydai, sakyk, kas per... Čia mes turim tokį kortelių žaidimą, vadinasi pokalbių gidas. Siūlyčiau visiems įsigyti pokalbiųgidas.lt svetainėje. Tai yra labai tinkamas būdas pažinti vienas kitą, kadangi traukia kortelę, toje kortelėje klausimas. Ir jie yra iš esmės truputį asmeniniai, todėl, manau, netgi poroms ar santykiuose, ar tarp draugų netgi, jeigu norit vienas kitą labiau pažinti, tai yra nuostabus dalykas ir nuostabi interaktyvi tokia, kaip čia pasakyti, veikla. Ir mes dabar jums truputį parodysim, kaip visą tai veikia. Sumaišai korteles? Permaišiau ne kartą. Permaišiai? Niekam nerodai, kad nepasirodytų azartiška, ne? Gerai, maišo kartas. Gerai, tai kiek žinau... Svarbu paminėti, kad žinau, kad ir tu užduosi man klausimų ir ne vieną. Publika irgi pasiryžus bus užduoti klausimų. O gal pradėkim nuo pačio Radvydo ir užduodam keletą klausimų jam, pasinaudojant ne korteles, kas už.
O va dabar papuoliau. Tai dabar čia yra 13 kortelių, specialių, ištrauktų tau, ne be intimių klausimų. Nesąmonė. Nuo 1 iki 13. 2 garsiai šaukit skaičius. Ką išgirsiu, ištrauksim korteles iš eilės. 5. Kiek? 5, sakė. 5. 2. Ok. Tai pradedam nuo 2. O, vaikinė. Tu perskaityk, aš net nenoriu žiūrėti. Kuris iš tavo pažįstamų žmonių atrodo tikrai mėgsta savo darbą? Kaip taikliai? Nei vienas. O jeigu kažkuris tai ir mėgsta, tai jis tikėtina, kad labai meluoja. Stipriai. Kas mėgsta dirbti? Mėgsti? Nu, gerai, tu mėgsti savo darbą. Nu, gerai, tu išskirtinis esi personažas. Tai va, tai žiūrėk, koks žmogus, taigi žinai. Nu, žinau, truputėlį, ne tiek daug, bet žinau. Bet ne, aš manau, kad nei vieno nepažįstu, kuris mėgsta savo darbą. Nu, labai retenybė. Bet labai manau, mes paliesim šitą temą. Jo, galėsim dar mes ją truputį paliesti vėliau. Gerai, žiūrim 5. Kada paskutinį kartą didžiavaisi savimi? Tu turbūt juokauji. Pasakyk, kad seniai. Kad savim didžiavausi. Didžiavausi šiandien jau, kai užlipau ant šios scenos. Buvo pirmas dalykas. Šiaip aš savim labai nesididžiuoju, nes aš esu perfekcionistas. Perfekcionizmas mane kartais dar labiau smugdo žemyn ir aš susiduriu su problemom. Ir netgi šiuo klausimu aš galėčiau, manau, įvesti mūsų pokalbį į būtent perfekcionizmo temą. Ir man ir pačiam klausimas, manau, ir žmonės nori sužinoti, kurie yra tikri perfekcionistai, kurie nori viską padaryti 100%, be klaidų. Manau, kad tai dažniausiai nėra įmanoma, nes profesionalų tampi ne iš karto. Bet norėjau tavęs paklausti, gerai, tas perfekcionizmas, kodėl niekada mums nepakanka to, ką mes darom? Kodėl netinka, aš pavyzdžiui save irgi visada graužiu, jeigu man nors truputį kažkas netinka, jeigu aš padarau darbą ne taip, kaip aš norėjau jį padaryti, aš save graužiu, aš savęs nemėgstu ir būna savidestrukcija savotiškai iš esmės. Kodėl pas mus iššaukia mūsų kūnas, vidinė siela, kodėl taip vyksta? Tai čia labai gerai suponuoja ir mūsų tą temą, ne, kaip padaryti viską ir nepervargti, viską, ką norim, ne, ar ką turėtumėm, tai dažnai tai perfekcionistai patiria šitą dileminį klausimą ir čia svarbi esminė detalė. Turbūt esat kiekvienas girdėję, kad mes arba esame aukos pozicijoje, arba įrodinėjimo pozicijoje, arba savo toj asmenybei. Čia pagal vieną teoriją kalbu. Tai kai mes norim padaryti viską tobulai, mes siekiam kažkam įtikti. Ne, mes įtikinėjam išorę. Jeigu esame aukos roliai, mes laukiam iš kitų, kad kažkas nepadarytų už mus, o jeigu įrodinėtojo roliai, mes viską padarysim, kad tik tai įrodyti savo vertę. Ir čia esminė dalis mūsų suformuota šio renginio tema ir turbūt daugelis iš jūsų tikėjotės, kad gausit įrankių ar piliulę kažkokią nuo šito klausimo, kaip su viskuo susidoroti. Tai irgi su viena persona kalbėjom. Labas, Ieva. Tai labai gražiai pradėjau intro į temą. Tai yra, o ar mums reikia viską padaryti? Ar mes esam verti tik tai, kai viską padarom? O galbūt pakanka padaryti tiek, kiek sugebam. O negali būti taip, kad mes patys savo dar norim įrodyti. Norim įrodyti, kad mes galim, kad mes stiprus ir tada, kai mums nesigauna, būna... Ir koks jausmas? Kaip čia tau pasakyti? Prastas, gan prastokas tikrai. Ir su juo nėra lengva susitvarkyti taip paprastai. Dabar galiu suprasti, jau 3 man terapija iš esmės ant dienos. Dabar pradėjau suprasti, dėl ko psichologai yra, kodėl yra būtent tas mokslas. Tai reikia, atrodo, ir pakalbėti. Netgi mes tada irgi, kai susirašėm, mano irgi tas buvo įsijungęs perfekcionizmas, noriu viską padaryti, kuo greičiau, kuo geriau, bet niekas nesigauna. Ir tada, atrodo, pašneki su žmogum. Vieno pokalbio užtenka. Taip. Kažkaip viskas nusinulina
nueina į tokią lygią tiesią liniją, ar gali žmonėm užtekti tik tai pokalbių? Kartais užtenka ir pokalbių, ir to pačio vieno pokalbio. Bet dažnu atveju, kodėl svarbu, turim korteles klausimų. Kam reikalinga apskritai užduoti klausimą? Per klausimą mes mesgame ryšį. Per klausimą, kaip ir uždavėjai pradžioje ir savo, aš keliu klausimą. Faktas, aš irgi keliu savo tam, kad užmegzti ryšį su savimi. Tai vis dėlto, ką aš noriu gyvenime pasiekti, patirti, kas aš kaip asmenybė. Tai realiai pokalbis ir būtent su specialistu, jisai yra tikslingas, ta prasme, kad specialistas jisai žinos, ko paklaust. Išdrįs paklaust, išdrįs į nepatogią, galbūt net situaciją pastatyti klientą, ko mes dažnai vengiam dėl savo tam tikrų baimių, ribų nustatymo, irgi savo draugystėse ir panašiai. Aha, o tas diskomfortas, tarkim, į kurį būna žmogus įstumimas. Taip, dažniausiai diskomfortas apskritai yra tas dalykas, kai tu save įstumi, dažniausiai kažką sužinai apie save naujo, arba bandai išmokti kažką tai. Bet tas perdėtas diskomfortas negali jis dar labiau į savęs niekinimą pereiti paskui? Faktas, kad gali. Ir čia, jeigu mes stovim vietoj, tai reiškia, kad tu nei į save atsigrėži, tu vėl atitolini save nuo tam tikro pokyčio. Irgi klausimas mums kartais gali kilti, tai mums svarbiau, tarkim, kai jaučiamės užstrigę tam tikrose situacijose, ar kažką su tuo daryti, ar susitvarkyti, jeigu esame ir pervargę, nuo visko pavargom ir norim pabėgti. Bėgam. Aha, bėgam dažnu atveju. Važiuojam. Bet irgi turiu gražią alegoriją. Tai kai jūsų dabar irgi, čia vyrai turbūt dažniausiai daro tokius namų darbus ruošos, kai perdega namuose lemputė. Ką darot? Keičiam. Arba nieko nedarom, jei tingim. Pasirinkimas, galit gyventi tamsoj, galit nekeisti, galit pakeisti tada gyvenamąją vietą. Bet tai ir tikslinga. Perdegus lemputai, sugedus kažkam, mes to nedarom. Tai esmė ir yra, kad tendencingai tai, kas dabar populiaru, tam tikra prasme, kad turim judėti, lėkti, daryti arba keisti aplinką, keisti gyvenamąją vietą, tai rodo indikaciją dažnai, kad mes bėgam patys nuo savęs. Bet tu nepabėgsi nuo savo minčių, nuo savo požiūrio tam tikrą prasme, tai nėra tikslinga dėl tos lemputės perdegusios keisti, būsto. Iš esmės galima sutikti su tavim, tikrai galima sutikti. Bet man dar vienas klausimas iškilo. Gerai, dėl to perfekcionizmo dar galbūt pabaigai šio klausimo. Kaip išmokti sustoti būtent tada, kai nėra viskas tobula, bet užtektinai padarėjai. Padarėjai atrodo taip, kaip reikia, gerai, ne 10-ukui, 8-etui, 9-etui plius minus, kas irgi tikrai yra pakankamai geras pažymys, bet kai negali sustoti, nes nori tobulai. Įmanoma kažkaip save priversti ar pasišnekėti su savimi, kad tu tiesiog sustotum, užtenka, aš tikrai padariau gerai, nereikia savęs dar labiau spaust ir paliekam taip, kaip yra. Galima tai padaryti? Žinoma, kad galima ir net ir privalu. Tai liečia temą, savivertę ir vidinį kritiką. Tai turbūt esate irgi girdėję, kas yra tas vidinis kritikas. Tai mūsų vidinis kritikas susiformuoja jau vaikystėj, paauglystėj, tada, kada mes girdim iš aplinkos, artimiausios. Tai pirmiausia iš tėvų, iš mokytojų, iš artimųjų kitų, kaip mes privalėtumėm gyventi. Kad, kaip ir minėjai, turim iš mokyklos parnešti 10-uką. Turim pasikloti lovą, jeigu norime išeiti į lauką. Turim kažką daryti, tai ta vertė mūsų nusakoma pagal mūsų veiksmus, pagal mūsų pasiekimus. O iš tikrųjų mes visi gimėm ir esam šitoj žemėje pilna vertiškos būtybės, pakankami ir net neturėtumėm nusipelnyti tos meilės, tam tikrą formą. Tai kaip pavyzdys, kiekvienas tikrai čia didžioji dauguma turi ir vaikų, ir tas kūdikis, kurį jūs laikydavot, prisiminkit rankose,
Tai ar jam reikėjo kažką specialiai daryti, kad jūs jį ten myluotumėt, čiučiuotumėt, džiaugtumėtės ir panašiai? Šitą aš negaliu esi mačius tu. Kam? Bet čia suvokimui, ne? Vaiką laikėt besąlygiškai, be jokių sąlygų, jūs jį priėmė toks, koks yra. Tik tai visuomeniai suformuoti tam tikri standartai, kuriuos mes pradėjom priimti. Ir būtent perfekcionistam jiem ir sudėtinga, jie visuomet ieškos tobulumo. Jie žinos, kad prisimindami mokyklą, tą 10-tuką, kad jie gali lygtais kažką tobulo padaryti. Bet tobulumo nėra. Jūs jau esat tobuli tokie, kokie esat. Ir paprasta basic ir tada nereikia niekur ieškoti, gaudyti, įrodinėti savo vertės. Tai gal truputį save pamilti tiesiog reikėtų? Labai gera tema, meilė savo. Visi galit į YouTube kanalą Nelaikyk klausimų kišenėje pasižiūrėti temą pokalbį. Tikrai puikus pokalbis. Labai gerai, labai tau ačiū. Gerai, aš šiandien truputėlį šokinėsiu, mažai bus tų tiltų perėjimų, nes nemažai turiu klausimų, kuriuos noriu aptarti su tavim ir kad žmonės išgirstų. Tai dar gerai, apie tą nuovargį. Kas čia yra apskritai per žvėris tas nuovargis, jeigu jį galima taip įvardinti? Nes tai gali būti žvėris, jį gali pavadinti, nes nuovargis, jis neprideda tau pliuso, neprideda energijos. Tai... Taip, ir ką girdžiu, turbūt nuovargį siejam su kažkokiu silpnumu. Kas galit pasakyti, kas yra nuovargis? Perdegimas, aha. Ką dar turim? Kas dar? Ką nuovargis reiškia? Neturiu jėgų. Čia tas dažniausiai, kur grįžti po darbo ir aš nebegaliu nieko daugiau daryti. Taip. Tai iš tiesų yra tam tikros indikacijos nuovargio, bet ką noriu užakcentuoti ir kad jūs suprastumėt, mes dažnai vengiam negatyvių dalykų. Dažnai vengiam negatyvių emocijų, nenorim pykt, nenorim įsižeist, nenorim to, visą tai, kas negatyvu, atrodo tai ne mum. Natūralu tada atmetimo reakcija tam tikra prasme. Ir mūsų tema, kuri yra irgi tam tikra prasme, rodo, kad mums poreikis yra susitvarkyti su viskuo. Kaip ir kalbėjau, pradžioj, svarbu suvokti, kad nuovargis tai yra tiesiog indikacija. Ir jisai mums reikalingas. Tik tai svarbu atskirti, tarkim, kas čia minėjo, kad perdegimas yra, perdegimo sindromas yra. Su nuovargiu mes galim susitvarkyti tiesioginę to žodžio prasme, tai yra pailsėti, skirti pakankamai laiko ir jeigu mes atsistatom resursus, tai nuovargis yra kaip indikatorius, kad tiesiog sustojom šiek tiek. Ir mes esam mūsų fiziologija. Jeigu mes neturėtumėm nuovargio, kas mes tada būtumėm? Kaip robotai darytumėm viską, ką reikia. Kabutėse. Tai nuovargis nėra blogai. Perdegimas jau rodo kiek gilesnę vertę pervargimo, todėl čia jau giliau galėsim irgi panagrinėti. Ten jau svarbu irgi atskirti, ar mes veikiam iš būtent įrodinėtojo ar aukos pozicijos. Čia apie patį save kalbant taip. O pavyzdžiui, normalu yra, ta prasme, pavargti ir jeigu taip, kodėl vis tiek norim nepavargti? Čia gal net tiem patiem perfekcionizmam yra labai tinkamas klausimas, kad jie vis tiek nori toliau varyti. Grįžtam prie įrodinėtojo pozicijos. Tai irgi svarbu suprasti, kur mes norim kam įrodyti. Kai esminę tą mintį pasakiau, kad ar reikia iš tikrųjų viską daryti, dėl ko reikia. Tai kelti tą klausimą, dėl ko mes tai darom. Ir jeigu norim kažkam įrodyti arba laukiam iš kitų kažkokio veikimo, kažkokio irgi lūkesčio įgyvendinimo, tai tada klausimas labai svarbus. Tai o ko iš tikrųjų mes patys norim? Nes mes dažnai perfekcionistai daro dėl to, kad įrodyti savo vertę. Ir daro dėl kitų.
Tai čia Gerai. irgi vidinis mūsų procesas vyksta ir iškelti tam tikrus klausimus ir net ir nepatogius. O kodėl mums reikia įrodinėti savo vertę? Nes mūsų tokia socialinė visuomenė. Dalinai taip. Gali Todėl būt. svarbu patyrinėti save, patyrinėti, iš kur kyla perfekcionizmo tas pojūtis. Gerai, aš tau parašysiu dar. Turėsiu klausimų. Gerai. Gerai, o jeigu dabar kalbant apie paprastus tuos nuovargius, ne? Gerai, darbas, šeima, ne? Taip. Kas ten? Vaikai dar, kurie turi tų vaikų. Gerai, tarkim, grįžti po darbo. Viskas, tu esi pavargęs, tu nieko nebenori. Ar reikėtų dar iš savęs kažko reikalauti? Ar gali taip tiesiog save numesti ir varau pagulėsiu? Aš tada ir klausiu, kas tada turėtų aplinkoj pasikeisti, kad jaustumėjai mažiau nuovargio? Palauk, čia dar man reikia suprasti, ką čia pasakai. Tai čia esminis klausimas tada, kad mes turim gebėti naudoti savo savireguliaciją. Jeigu mes jaučiam kūno siunčiamus signalus, kad mes jau esam pervargime, tai turim žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Kas mus būtent atgaivina? Spėju, hobis galėtų atgaivinti. Vienas iš esmenių dalykų. Yra dar, būtinas. yra dar kažkokių variantų, kad į viršų keltų iš vidaus, emociškai. Yra dar kažkokių ar žaidimų, ar... Faktas ir žaidimai, ir tie patys pokalbiai, turėtų su kuo pasidalinti. Ir tai svarbu, aš manau, dalintis. Vienareikšmiškai, nes vėl priminsiu, pokalbiai, klausimai kuria ryšį. Tiek su savim, tiek su partneriu, su šeimos nariais. Ir kaip bebūtų, kiek mes laiko praleidžiam socialinėje erdvėje, ten daug informacijos, daug gali būti ir tam tikrų ir pokalbių, bet iš esmės apsidaryti tai, kas yra aplink mus. Tik dar kartą patvirtinu, kad pokalbių gidas žaidimas nuostabus yra. Patikėkit manim. Kas šiaip nustato tas taisyklės? Kas nustato, tai mes patys, ar kaip mes ir kalbėjom, kad socialinė ta visuomenė, kad mes norim pasirodyti, ar čia tiesiog yra mūsų vidinis kažkoks, kaip aš vadinu pas save Radvydas 2 yra, tai čia mūsų tas nusistatymas, ar mus priverčia aplinka? Yra ir vidinis, tai tas vidinis kritikas, apie kurį užsiminiau, ir yra žinoma, vidinio kritikos susiformavimas, tai yra visuomenės irgi tam tikra apibrieštis. Visuomenės standartai, kai turėtumėm kažką daryti dėl kitų. Ne, mes ne tik patys turim lūkesčius, bet tikrai daug lūkesčių gaunam ir iš aplinkos. Tai čia vienareikšmiškai tada padėtų ribų brėžimas. Jau čia užeinu įvykiam už akių. Labai svarbi tema atsiranda tada ribų brėžimas. Kodėl yra svarbus, ir duosiu tokį pavyzdį, kai jūs tikrai turit daug atsakomybių, įsipareigojimų ir tam tikra prasme situacijų, kur turėtumėm kažką daryti, tai turėtumėt suvokti, ar tai daro tikrai dėl savęs, dėl savo tos šventos ramybės, dėl savo poreikių ar dėl kitų. Ir duosiu pavyzdį, kas yra ribų brėžimas. Įsivaizduokit, tarkim, dabar čia tavo būtų namai. Iš esmės ir buvo, kažkurį laiką. Iš esmės ir buvo. Tai dabar ribų brėžimas tiesiogiai siejasi ir su atsakomybė. Tai jeigu tai tavo namai, tu žinai, ką tu čia gali daryti ir tu turi čia 100% atsakomybę. Ir čia gali daryti jau, ką nori. Dabar įsivaizduok, jeigu čia kaimynai, už sienos yra. Taip. Ir tu atsiduri jų ribose. Jie spėju pikti bus. Tai priklausomai nuo to, ką tu ten veiksi. Bet ten jau tavo atsakomybės lieka daug mažiau. Iš esmės jos visai. Ne, kaip, svečiuos irgi atsakomybės yra. Yra, taip, bet jau ne 100%. Taip, tik nesielk kaip namie. Jo, kur nuogas jau nebevaikščiosi, tikėtina. Taip. Tai mes dažnai neatskiriam, kur mūsų yra ribos ir kur mes galim daryti tam tikrus dalykus. Ir čia irgi tada kitas pavyzdys, kad žiūrėk, jeigu tu esi pas kažką, nors jauti didelę atsakomybę kažkaip pasielgti ar padėti tam žmogui, kuris net neprašo, čia
iš savo darbinės pozicijos irgi pasakysiu, kad dalinti patarimus nėra sveika, nes mes tada ką darom? Geras klausimas, pasakyk tu, neįsivaizduoju. Jei aš tau duočiau patarimą, ką žinai, aš jo klausyčiau? faktas kyla, ne? Bet visų pirma, turi manęs paprašyti, kad aš duočiau patarimą, tai yra įsipareigojimas tam tikrą prasme, jeigu tu prašai manęs. Bet jeigu neprašau, tai o kam? Tada kas vyksta? Mes dalinamės atsakomybę. Ir jeigu tau pavyks įgyvendinus tą patarimą kažkokį rezultatą pasiekti, tu džiaugsiesi. O jeigu tau nepavyks, kas bus tada? Liūdna. Ir kaltinsi mane turbūt. Aišku, nes tu už viską atsakinga tada būsi. Kaip yra lengva nusimest atsakomybę nuo savęs? Paprašyk patarimo. Gal nemokyt reikėtų šito dalyko. Aš tai dabar pagalvoju. Bet gerai, važiuojam. Paklausi patarimo, tau pasako, tau nepavyko ir tada, tu šūdžiau. Taip, man ir taip dažnai pasakėjai. Wow, nuostabus menas galiu pasakyti. Dar vienas, ta pačia tema. Man pačiam yra buvę atveju, kai atrodo labai daug viską darau, labai daug veiklų, bet nieko nespėju. Ir man kilo klausimas, kodėl taip vyksta. Kad atrodo, tu darai viduj, pats jau tiesi, kad tobulėji, bet nespėjai net pats su savim dirbti ir nespėjai dar darbų pasidaryti fizinių. Kodėl taip įvyksta? Ar čia pas mus užsiblokuoja kažkas galvoje? Neįsivaizduoju. Klausimas tada, dėl ko tu tai visą tai darai? Vėl reikia su savim kalbėtis. Vėl reikia. Supranti tada situacijos vertę, kad kiek svarbu savo užduoti klausimą, jeigu tu jautiesi kažkaip netinkamai. Tai tas kertinis klausimas, jisai tada ką daro? Kvestionuoja tavo tą darbų sąrašą. Kuo mes daugiau turim to sąrašo darbų, tuo mes nejausim savęs, mes bėgam vėl totaliai nuo savęs ir negebam reflektuoti. Reflektuoti tai ko mes siekiam tuo bėgimu. Čia realiai nespėjam savo minčių su darbais, aš kaip suprantu, gaunasi labai didelis intervalas tarp minčių ir tarp tavo fizinių darbų ir tada mes nespėjam susitvarkyti. Arba netgi 100% visko padaryti, kadangi nespėjam. Ir yra gajus stereotipas, kad rutina, kaip mes įvardinam, kad pabosta mum. Taip, visada čia kaip santykiuose. Pirmi 2 mėnesiai žiauriai faina, žiauriai nuostabu. Sveika rutina, tokia duris, kur barbena avutis. Bet iš tiesų mūsų kaip psichika veikia, mums būtina rutina. Ir dabar jeigu tu darbuojasi, ką svarbu, turim išlaikyti rutiną, tai kartu ir šiek tiek ir disciplinos galim įtraukti, tai kad turim kažkiek planuoti. Mes kai planuojam, mūsų psichika reaguoja į tam tikrą impulsą, kad aišku, ko mes siekiam, rezultatas irgi numatytas tikslingai, tai svarbu šiek tiek sustot ir tą rutiną susidėlioti. Ir ką mes dažniausiai darom, kai rutiną dėliojamės, pradedam nuo darbų. Ką turėtumėm padaryti, ne ką norėtumėm, bet ką turėtumėm. Ir aš visuomet klientam tada rekomenduoju. O pabandykit ne nuo planų darbų pradėti planuotis tą rutiną, o nuo poilsio. Nuo poilsio, nuo atostogų, nuo pramogų. Bet mūsų visuomeniai tokią, kokią mes ją sukūrėm per daugelį metų, mes nesustojam, negalim sustot skubėti iš esmės. Nes, kaip ir minėjau, darbas, vaikai, šeima, labai daug darbų. Kiek yra svarbu pasilikti savo bent valandą savo, apgalvot viską ir kad nedarytum klaidų arba pasidžiaugtum dieną, ar kiek tai yra svarbu? Čia vienas iš prioritetų turėtų būti. Ir ką ir akcentavau, kad svarbu būtų pradėti planuotis tas veiklas nuo poilsio. Kad jūs turėtumėt turėti tą valandą dienoje tik savo. Nes kitaip vėl įsisuksit į tą įrodinėjimo rolę, kur jūs bandysit įrodyti savo vertę. Jums įrodinėti vertės savo nereikia.
per pasiekimus, veiklas kažkokias ir panašiai. Jeigu jūs galvojat, kad jūsų šeima be jūsų negalės, net ten, nežinau, jūsų darbų kažkokių ir panašiai susitvarkyti, tai vėl jūs jau tada esat aukos tam tikrą prasme pozicijoje. Jūs tikitės iš kitų, kad kiti jumis pasirūpins. Ir yra mintis viena labai svarbi esminė, kad tai, ko mes labiausiai norim, ko mums labiausiai reikia, mes tą sugebam duoti kitiem. Aha, okei. Ar būti geram reiškia visada sakyti taip? Ar pasirodysi geras tuo metu, jeigu sutiksi? Čia visuomet svarbus klausimas ir daugelis turim šitą modelio veikimą. Naivumas šitas. Gerai įvardini naivumas, bet iš kitos pusės tai yra vėl. Mums baisu pasirodyti prieš kitus nepatogiem, kažkokiem įsišaukiančiam. Todėl sudėtinga brėžti ir net ribas. O tas ribas brėžti dėl savęs tam, kad emocinės sveikatos ta dalis būtų savireguliacijos etape, kad gebėtumėm iš pilnatvės duoti. Tai tas taip turėtų būti iš pilnatvės, kai mes tikrai pilname resurse esame. Bet jeigu sakom taip tik tai, kad įtikti. Dažniausiai taip ir darome, nes paprasčiau. Kam eiti į diskusiją arba ginčą, jeigu tu gali tiesiog pasakyti, jo, viskas gerai? Čia labai geras dalykas diskusija ginčas. Žiūrėk, kaip išmokyti žmonės ginčo savoką perfrazuoti į diskusiją. Kaip nustota vienas ant kito rėkt ir tiesiog gražiai pasikalbėti. Jau mum tam burnos ir yra duotos, kad mes spręstumėm problemas. Spėju, kad sutiksit su manim. Šypsosi, linksi visi. Ja. Čia labai aktualus klausimas ir čia jau atsiremiam tada į komunikaciją. Tai labai svarbu, kaip mes einam į konfliktą. Jeigu mes einam per reikalavimą, per įrodinėjimą, per savo emocijų išraišką stiprią, kur mes negebam kontroliuoti savo emocijų, faktas, kad tavo šalia esantis partneris, kolega, jisai gynybiškai pradės reaguoti. Taip, faktas, kaip tu jį atėjai, jeigu tu ateisi atakuodamas iš karto, tu tai čia padarėjai dabar manęs, tu čia toks ir anoks. Taip, tai dažniausiai niekaip tas konfliktas į diskusiją ir neįsiverčia. Tai vienas iš variantų klausimai. Ir jeigu mes ir negebam atsakyti, suformuluoti klausimo, galim pasinaudoti tam tikrais būdais ir praktikoje mes irgi naudojamės asociatyvinėm kortelėm, tais pačiais klausimais, arba rašom dienoraštį poros ir panašiai. Ir mokomės komunikacijos. Tai komunikacija yra iš tiesų labai svarbi. Kaip mes turėtumėm pereiti iš vis nuo pozicijos, kai kalbam, tai nuo pozicijos, kad aš, man, ne tu, ne jūs ir panašiai. Tai kalbėti nuo savęs. Tada svarbu labai jausmus išreikšti. Taip, ir mes vėl atsimušam į tą atsakomybės numetimą nuo savęs. Taip, nes tu tai padarai, o tu tai padarai. Taip. Ir kaip dabar ras kompromisą. Kaip apskritai išmokti žmonėm komunikuoti? Yra kokių nors būdų ar nežinau, psichologinių žaidimų? Jūs vis tiek ten... Yra teorijos daug, yra ir tam tikrų būdų ir namuose mokintis. Bet vėl, šalia, jeigu du partneriai nesusikalba, ir dažnu atveju, kaip pavyzdį galiu duoti, kad suprastumėt, kur tas nesusikalbėjimas yra, kur tas emocinis trigeris, tai įsivaizduokit, kai pas mane ateina pora, yra vienas klausimas, į kurį niekada nei viena pora neatsako. Reikia laiko, reikia iš kelinto karto tai pakartoti. Tai Užduok žiūrovam šitą klausimą. Įdomu, atsakys kas nors? Ar žinot, į kokį klausimą dažniausiai poros neatsako iš pirmo karto? Kodėl? Irgi jo aktualus. Bet Turim dar variantų. Jau iš karto. Kaltinimas. Šitas yra. Bet ką tu savo variantą turi? Jo, bet parodys, kad suprastumėt, pasakysiu, net tą pavyzdį, tai iš tiesų visuomet, kai pora ateina į konsultaciją, klausiu,
neklausiu, bet paprašau, kad nupasakokit savo esamą situaciją. Kodėl pas mane čia būtent šiandien atsiradot. Ne, tai tą problemą, klausimą, situaciją jie turi nupasakoti ir išklausau kiekvieno atskirai. Tai tas, kuris papasakoja, aš tada paprašau, kad partneris pakartotų, ką dabar išgirdo. Niekada iš pirmo karto nepakartos. Tai būna gali iki 10 karto paaiškinimo, tada klausiam, prašom dar kitais žodžiais pasakyk, kad partneris tikrai suprastų. Tai mes net nesugebam išgirsti. Tai vienas svarbiausių įgūdžių yra ir išklausymo. Taip, aš esu girdėjęs apie tą gynybinę mūsų būseną, kai mes negalim išgirsti, mes užsidedam tą, vadinkim tai, šlagbaumų, plytą ir rėkiam tik tai, gal ir šnekam, bet iš esmės rėkiam tik patys, negirdėdami kito ir to niekaip. Čia labai gerą mintį užvedei. Tai nebūčiau aš. Žinot, kodėl konfliktuose žmonės rėkia? Va būtent rėkia, nes jie jaučiasi neišgirsti. Ir kai konfliktas kulminacija irgi gali būti, dažniausiai gali žmogus net atsitraukti. Tai ne dėl to, kad jisai rėkia norėdamas įskaudinti, žeisti ar pažemintą žmogų, bet jisai visuomet rėks, nes jo negirdi. Atiduok mano kompiuterį! Kažkas į tą pusę, ne? Ir tokių situacijų būna. Žiūriu. Tai va čia va kiek svarbu, kad mes gebėtumėm ne tik kalbėtis, diskutuoti, bet ir išgirst žmogų. Nevertint jo. Aha, va, vertint. Mes labai vertinam. Kartais net neišgirsdami, mes jau pradedam vertint. Taip pačiai, kaip pamatai žmogų kažkur. Tai iš karto įvertini. Gražus, negražus. Po pirmo sakinio gal gali suprasti, galėsi tu su juo, negalėsi kalbėti. Tai aš manau, tas vertinimas nėra teisingas. Gal pirmiausia, pradedam bent nuo pirmų 2 sakinių ir tada, pažiūrėjau, išgirstam, tik išgirstam. Ir paskui manyčiau, kad reikėtų grįžti tada vėl prie savęs, kai išgirdom. Ir tada pasikalbam antrą kartą. Ne? Taip, sutinku. Kaip gerai, kad psichologai su manim sutinka. Nuostabu. Patikimas kitiems, jis, manau, turi savotišką savo kainą. Kadangi, kai mes norim patikti kitiems, mes tada dažniausiai arba nusižeminam iki jų lygio, Taip. arba nusileidžiam dar žemiau. Ir gali tai iššaukti, pavyzdžiui, nepasitikėjimą savim, ar kitas tas būdo savybės, kurios tave gali patys žaloti. Čia jau net ir nuo to ir priklauso, ką ir įvardinai, pasitikėjimo savimi. Tai jau ir priklauso, bet ir neturėdami pasitikėjimo savimi, va būtent taip ir elgiamės šalia žmonių. Kas svarbu, terapijoje visuomet irgi gilinamės į tą suvokimą. Kai tikrai gajus tas požiūris ir noras, mintis ta, kai mes galvom, ką pagalvos apie mus kiti. O, taip. Ir tikrai didelė dalis mes turim šią mintį. Ir nuo ko atsispirti reikėtų, tai kaip interpretuojam šią mintį. Ir aš visuomet irgi šiek tiek nepatogiai pastatau klientą į poziciją, veidrodžiuoju ir kontrargumentą sakau. Jeigu mes galvojam, ką apie mus galvoja kiti, tai tik mes patys esam blogos nuomonės apie save. Aš neturiu ką pridurti. Tiesiog, aš manau, tai verta plojimų, tikrai verta plojimų. Indikacija, kad turim atsisukti į save. Ir čia va vidinio kritiko kalba ir nuvertinimas. Aha, gerai. Nes duosiu irgi kontra dar argumentą, dabar, kad ir kas iš jūsų, kas sėdi šalia kažkokio svetimo žmogaus ir panašiai, ir net ir grupėse dirbant visuomet dažniausiai, bet kokią užduotį duodant, retas, kuris drįsta pakelt ranką ar rodyti iniciatyvą. Taip. Netgi ir ant scenos čia užlipti šūkį. Bet čia nėra drąsa, dar tam tikrą prasme, bet čia ir yra tas vidinis kritikas, kuris ir va ta mintis, kad žmogus galvojantis, ką galvoja apie mane kiti, įsivaizduokit, kad mes visi
introjektuoja, mes visi turim šitą mintį ir realiai, turit suvokti, kad jeigu visi čia taip galvom, tai realiai nieks apie jūs negalvoja, nes kiekvienas mes apie tai galvojam, ką pagalvos apie mus kiti. Taip, ir aš neseniai supratau dar vieną dalyką, kad mes žiauriai greitai pamirštam viską. Taip. Čia yra tas pats, kaip pažiūrėt vakaro žinias, tu jas pažiūrėjai, atrodo suvirškinai, jo, viskas tvarkoj, kitą dieną jau kitos žinios. Kuris nors atsimenat, ką vakar rodė? Nei vienas. Aš galiu vakar, net ten 15:05. Jo, niekam neįdomu absoliučiai, nei ką tu veiki, nei ką tu darai. Taip. Visiems, jeigu taip galima įvardinti. Potekstė. Jo. Tai žodžiu, aš manau, kad prieisim išvados, kad nereikia mums čia per daug sugalvos apie kitus, ne? Ne. Bus daug paprasčiau ir, manau, patiems gyventi. Nes viskas eina ir praeina. Kiekviena Tiesa. žinia, kiekviena naujiena, niekam tiesiog neįdomu. Energija. Mes susidurėm su problema, kai tos energijos, fizinės jos yra, bet vidinės kartais pritrūksta. Ir manau, tu pati esi susidūrus ir mes čia kiekvienas absoliučiai. Tai kur ji iš tikrųjų gali pradingt ir kaip mes ją galėtumėm susigražinti. Čia iš esmės kalbu apie tą energiją, apie savęs motyvavimo energiją. Kad kaip susigražinti vėl atgal. Tai motyvacija viena, bet motyvacija čia irgi geras klausimas, prieisim, bet iš tiesų, kas ta energija yra? Tai yra mūsų tiesiog tam tikri vidiniai ar išoriniai resursai. Ir dažnu atveju gyvenime mes visi siekiam to įsivaizduojamo balanso. Tarp veiklų, turėti poilsio ir panašiai. Ir mes tą balansą įsivaizduojam, kaip kad būtų, įsivaizduokit, 3 stiklinės, kaip pavyzdys, 3-6 stiklinės. Ir įsivaizduojam, kad balansas tai yra visos stiklinės lygios. Ten skysčio kažkokio vandens ar alaus, čia. Nealkoholinio, taip, nealkoholinio. Nieko neskatinam. Tai mes įsivaizduojam, kad mes norim realiai vėl tobulo rezultato, kad visos tos stiklinės būtų pilnos vandens. Bet iš tikrųjų mes turim 1 stiklinę pilną, o 6 stiklinės tai yra mūsų tam tikri gyvenimo dalykai. Šeima, darbas, hobiai, poilsis ir panašiai. Tai jūsų visas resursas yra čia, 1 stikliniai. Tai tas balansas įsivaizduojamas, kurio mes siekiam, dažnu atveju žmonės įsivaizduoja, kad turėtumėm tolygiai paskirstyti per visas veiklas tam tikro laiko. Bet iš tiesų gyvenime vėl yra visai neįmanoma, bet paprasta taisyklė. Jeigu jūs jaučiat, kad kažkokioj srity jau resurso trūksta, tai yra nepatenkinti jūsų poreikiai, jūs sąmoningai turėtumėt skirstyti patys tą resursą. Nelaukti, nesitikėti, kad kažkas kitas jumis pasirūpins, bet vėl sugrąžinu į jūs pačius. Mes galim ir esam įgalūs patys savim pasirūpinti. Tai čia atsakomybė ir kartu tas balansas tai nėra, kad būtų visos stiklinės lygios padalintos į lygias dalis. Bet jeigu matot, kad kažkur jau daugiau resurso atidavėt, tarkim darbui, tai balansas yra, kad aš įsipareigoju savaitgalį skirti laiko tam ir tam. Tai vėl grįžtam prie tam tikros rutinos, tam tikrų tikslų ir yra, turbūt girdėjot, taisyklė 80-20%. Tai iš tiesų mums svarbu, kad mūsų smegenys kaip siekia irgi tam tikro rezultato. Mes norim greito rezultato, čia ir dabar. Tai greitas rezultatas ir malonumo patyrimo. 2 pagrindinės siekiamybės, mūsų smegenų. Įsivaizduokit, kad tai yra. Tai ir todėl siekiam tam tikrų veiklų, tam tikrų padarimų ir nepagaunam to balanso vadinamo. Tai 80-20 taisyklė, tai ir yra, kad 20% pastangų atneša realiai 80% rezultato. Tai kas yra, kad mes dažniausiai galvoju, daug turim įsivaizdavimo, ką mes turim padaryti, kaip tobulai turim padaryti, ne vėl perfekcionisto savoką. Ir tada orientuojamės į gretutinės kažkokias veiklas.
mes nesugebam išlaikyti dėmesio fokusuotai ties svarbiausiais dalykais. Tai mums reikėtų įsirašyti, turbūt tikrai irgi girdėję esat, kad turit įsirašyti tam tikrus tikslus metuose, galit savaitai, įsigryninti, kurie yra netidėliojami, būtinai padaromi, anksčiausiai, kurie galbūt mažiau užima laiko irgi, bet nėra tokie malonūs, o kurie iš vis yra pašaliniai, bet jie užima daug laiko. Tai kaip taisyklė, turim suvokti, įsirinkti dienoje, savaitėje, mėnesį ar metuose tuos didžiausius tikslus, kur turėtumėm visą energiją atiduoti. Dabar tu paminėjai žodį didžiausius tikslus. Mes dažniausiai mėgstam susikurt savo didelį tikslą, kažką padaryti didelio ir labai norim viską padaryti greitai. Daug kas nesupranta, kad kai tu sieki to tikslo, tai yra maži žingsneliai. Tai nėra, viskas iš karto niekada nepasidarys. Kai mes norim viską padaryti greitai, tuomet ateina momentas, kad tu atsimuši į sieną. Taip. Ir supranti, kad viso to greitai nebus ir tada tu viską meti velniop. Kaip susikalbėti su savim, kad duoti savo suprast, kad duok savo laiko, einam po truputį ir padarysim. Nes mes tikrai, sakau, visi norim padaryti viską, važiuojam. Yra. Tai čia labai geras pasakymas ir turbūt ir esat girdėję. Roma, nepasistatė per vieną dieną. Ne. Tai vėl grįžtam prie to, kad jeigu mes norim čia ir dabar rezultato, bet taip veikia ir mūsų centrinė nervų sistema, smegenys, jos orientuotos į tą greitą rezultatą, bet turim tada suvokti, kad geriau daryti, kaip ir metų eigoje į dieną 1% ir gale metų turėsim 3-5% rezultato pasiekto, negu daryti čia ir dabar, nes tada va čia ir bus nuovargio ir perdegimo sindromo jau tos ribos, kur galim save perdeginti. Jo, nuo savęs pavargsi. Taip. Jo, didelė problema. Čia pas mane buvo toks klausimas, kaip suprasti, ką iš tiesų darau pagal save ar pagal kažkieno reikalavimus. Aha. Tai kaip čia man suprast? Tai va, klausimas, tai ar tu darai tai, ką nori, ar tu darai tai, ko reikalauja iš tavęs aplinka. Ir vėl tada klausimas. Aš čia įgrįsiu turbūt su tom pozicijom. Ar jūs iš aukos pozicijos tai veikiat? Ar jūs tikitės, kad jumis kažkas pasirūpins, kažkas jums duos? Ar iš įrodinėtojo pozicijos, kad jūs siekėt įrodyti, nusipelnyti tos vertės savo, ar jūs veikiat iš savo asmenybės, tai ko jūs iš tiesų norit. Tai irgi tam tikri klausimai svarbus. Tai ar aš tai darau dėl savęs, ar dėl kito? Supratau, viskas. Daugiau klausimų man nebekilo. Viskas. Ramus. Kaip gerai, kad tave pasikvietėm. Aš tai džiaugiuosi. Gerai, dabar apie poilsį. Kalbėjom apie darbus, viskas sunku, labai pavargsti, visa kita. Aš pats dirbti irgi žiauriai nemėgstu. Turiu problemą. Bet... Turbūt dirbi ne tą, ką turėtumai dirbti. Ai, kas gaunasi kartais. Tai čia šiaip labai gerą temą irgi užkabinai ir labai svarbu, kada mes turim perdegimo sindromą, vienas iš esminių dalykų, kalbant apie tą jausmą, galėčiau klausti ir kalbėti, įsiplėsti, kas yra emocija ir jausmas, bet po kiekvieno jausmo slepiasi lūkestis. Tai perdegimo sindromas ir yra apie tai, kad mes tikimės, kad kažkas mumis pasirūpins, todėl mes daug atiduodam tam tikrą prasme. Ir tada svarbu suvokti ir sustoti tą akimirką. Ir aš dabar pamečiau mintį, kalbėdama. Klausimą dar gali sugrąžinti. Punchline'as dingo. Norėjau jo pasidalinti mintim ir nušoko. Prisiminiau. Yes! Apie potencialus norėjau pakalbėti. Žmonės, kurie patiria perdegimo sindromą, dažniausiai veikia ne pagal potencialą. Mes kiekvienas turim savo prigimtinį potencialą. Tai čia svarbus dalykas tą potencialą įsiaiškinti. Ir kaip pavyzdys galėtų būti, ką aš ir girdžiu tam tikrą prasme iš tavęs, tau svarbu irgi, kaip paminėjai,
konfliktų situacijas būti išgirstam ir išklausytam. Taip, ir kad nerėktų. Tai yra mokytojo potencialas. Tu gebėtumai labai lengvai dalintis informaciją, edukuoti žmonės ir panašiai. Kas pas mane į mokymus? Tik 15 euriukų su naudos kodu Radvė. Taip. Tie, kurie daro daug dėl kitų, jie turi lyderio potencialą. Tai visos darbinės pozicijos turėtų suktis apie tai, kur galėtų žmogus tą lyderystę savo ir įgyvendinti. Tai irgi rekomenduoju, čia mes tiek įsiplėsti ir negalėtumėm turbūt per daug, bet pasidomėti ir labai svarbu tam, kad to perdegimo, to nuovargio, nepasitenkinimo mes kuo mažiau turėtumėm. Gerai, jeigu dar toliau apie tą poilsį, o išmokti nepavargti ir išmokti ilsėtis. Kas čia svarbiau, kas čia geriau? Ką tai reiškia apskritai, ką tai galėtų reikšti? Arba gal galim imti tada kaip konfrontacinį klausimą iš vienos ir iš kitos pusės, kas yra svarbiau? Ar svarbiau nepavargti, ar svarbiau pailsėti? Jeigu kalbam apie pervargimą, tai aš sakyčiau, kad svarbiau tada išmokti ilsėtis, nes mes nemokam ilsėtis ir mes net neskiriam tam daug dėmesio, kiek turėtumėm. Jeigu žiūrėti į perdegimo sindromą, tai faktas mokintis nepasiekti tos ribos. Pažinti save, suprasti apie ką jūs, kokia jūsų veikla ir panašiai. Tai nuo konteksto priklausant, bet iš tiesų tikrai labai svarbu mūsų greitoj vartotojiškoj visuomeniai mokintis ilsėtis, atrasti veiklas, labai paprasta prisiminti savo vaikystės laikmetį, paauglystės, kas mums daugiausia suteikdavo džiaugsmo, laimės akimirkų, kur jūs geriausiai jausdavotėse kokiose veiklose. Tai kaip ir minėjai pradžioj pokalbio, kaip svarbu turėti hobius kažkokius. Tai tie hobiai irgi gali tapti jūsų poilsiu. Ir rutina, įprasta rutina ir laiko planavimas, ką ir minėjau, kad svarbu planuotis poilsį. Tai reikia mokintis ir laužyti savo išmoktą elgesio modelį, kad ne viską imu ir darau, ką reikia, o darau tiek, kiek aš galiu, kiek pakankama tą dieną ir gebėti skirti laiko realiam poilsiui. Tai yra must have, o ne būtinas dalykas, net tas pats miegas, maisto rutina, fizinis aktyvumas. Mūsų visi, kur su biologija susiję, tai miegas, maistas ir realiai aktyvi veikla. Tai čia yra pagrindiniai 3 dopamino ir serotonino daviniai, hormonai, kurie mus kelia į viršų ir tik norisi dar labiau gyventi. O gal tu žinai, kada būtų galima suprasti, kada reikia tiesiog pailsėti? Ar keisti kryptį jau. Tai kada mums reikia poilsio, tai jeigu mes suteikiam savo poilsio ir jeigu jūs įsivaizduot, kad jums trūksta miego ir jūs savaitgalį galite skirti tą laiką, kaip sakau, horizontalioje padėtyje, įsimiegoti, savo smagią veiklą kažkokią turėti, kur jūs motyvuojatės, energizuojatės ir jeigu jūs per savaitgalį atsistatot, tai yra nuovargis. Bet jeigu tai jau nebepadeda, tai jau reiškia, kad reikia pokyčių. O tu pati šiaip dažnai mėgsti pailsėti? Kaip mėgsti? Turi kažkokių savo... Taip, turiu. Turi? Gal pasidalintum? Nes vis tiek, asmeninė praktika yra daug svarbesnė iš esmės negu ta teorinė. Galiu paklausti, yra sesuo, tai jinai gali šuktelt, pasakys. Sese. Kaip mane vadina? Sese. Kaip mane vadina? Peškadralu. Peškadralas? Taip. Aš turiu naują keiksmažodį, žiauriai gerai. O peškadralas tai reiškia, ką tu peškadralas? Aš kiekvieną mielą dieną skiriu laiko su savim, savo mintim miške. Tai yra ir miško terapija, pasivaikščiojimas, kartu ir kompaniją būna turiu. Peškadralai. Tai iš tiesų yra tam tikros rutinos ir šiaip miško terapija viena iš veiksmingiausių ir yra moksliškai įrodyta ir plus net Lietuvoje yra studijos miško terapijos.
Mano buvusi kursiokė bakalauro laikų yra miško terapeutė. Tai kas mums atrodo banalu, paprasta, bet kaip ir sakoma, paprastume slypi magija. Taip, ir jeigu mėgsti miško, aš dar tau turiu vieną pasiūlymą. Mes turim dar vieną, Aha. Mes turim dar vieną mūsų naują rėmėją. Tai yra Viki masažai Alytuje. Šiaip visiems siūlyčiau užsukti. Nuostabi vieta, jeigu buvo ir sunki darbo diena, nukeliausit, jūs išmasažuos nuo pirštų galiukų iki galvos, pamatysit, tikrai išeisit su šypsena, gal truputį bus sunkiau vaikščiot, bet tai yra nuostabus jausmas. Ir siūlyčiau tau, Ane, irgi tai pabandyti. Mes turim tau vieną laiškelį tokį. Okay. Tai čia puikiai to balanso. Taip, po sunkios darbo dienos, nueiti į masažą, pagulėti, tave ten išminko, ištranko, išdaužo, viskas. Žodžiu, tobula. Tai turiu tau dovanų. Wow. Veikia masažai. Užsukit ir jūs dar kartą. Labai dėkoju. Ir su šia gaida noriu pabaigti pirmą dalį, bet bus antra. Ir tada kalbėsimės mes su jumis visais. Todėl ekrane pamatysite, QR kodas turėtų pasirodyti. Ten parašysite savo klausimą ir antroji dalyje vėl susitiksim čia ir atsakysim į visus jūsų rūpimus klausimus. O dabar parūkom, pamyžam ir iki antros dalies. Jau, grįžtam į antrą dalį. Ar turit jėgų dar? Pavargę truputį, bet dar tas, dar netyčia išėjo. Nu, gerai. Gerai. Tai pradedant antrą dalį, gavom klausimų. Šiaip nuostabus klausimai. Reta nesąmonė, bet patiko, bent jau iš to, ką mačiau. Ir mes dviese su Ane išrinksim 2 klausimus, kurie gaus prizą. Anei per pertrauką sakiau, kad čia taro kortos, bet ne, čia yra pokalbių gidas.lt. Nuostabiausias interaktyvus žaidimas visiems, suaugusiems ir vaikams. Ar ir vaikams, nežinau, Vaidai, ir vaikai gali žaisti ar ne? Paaugliai, gerai, paaugliai, nuo 16 tada, atsiprašau. Tai žodžiu, galim pradėti, ne? Pasiruošus? Žinoma. Kaip jautiesi? Puikiai. Puikiai? Nepavargai? Nope. Neatsibodau dar aš tau? Ne, jeigu jau pavargsiu, pasinaudosiu Viki masažais. O taip, va čia yra integracijos į reklamą, nuostabu, taip. Tobula. Gerai, o dabar gana čia jau juoktis, viskas surimtėjom. Būnant mama, verslininkė, anonimė klausia. Atsakinga žmona, sunku derinti visas rolės. Kaip išlaikyti emocinę sveikatą, kai dažnai emociniai poreikiai, skliausteliuose poilsis, nepatenkinami? Labai geras klausimas. Tik vėl permesiu su atsakomybės forma, o kas atsakingas už tai. Tai gali būti nepatogu, bet iš tiesų šeimoj labai dažnas standartas, kaip čia, archaiškas toks stereotipas, kad moteris turi rūpintis vaikais, namų 4 kampais ir panašiai. Tai, o vyras yra vyriškas tada, kada parneša ten mamutą iš tų Darbinis laikų. arklys. Darbinis arklys ir panašiai. Tai jau nebegalioja. Nėra moteriškumo, vyriškumo šitoj vietoj. Tai skatinčiau irgi pasižiūrėti atsakomybėmis, kaip dalinate šeimoje. Ir visų pirma, tai pagalvoti, kad jeigu ir prisiemat daug atsakomybių, tai vėl grįžtame į tas rolės. Tai kam norit įrodyti ką? Jūsų vyras nėra neįgalus. Jisai gali irgi daug pareigybių namuose prisiimti. Tik mes negebam dažnu atveju kalbėti apie poreikius ir dalintis tomis atsakomybėmis. Ar tas stereotipas apsunkina šiek tiek, gali apsunkinti šeimos gyvenimą, nes mes įsivaizduojam, kad vyras tik tai ten neša pinigus, moteris buityje, kas yra, manyčiau, visiškai kvaila, nes vyrai irgi gali kuo puikiausiai eiti, siurbti grindis ten ir sutvarkyti namus. Aišku, pagal
mano matymą, mes nesam labai tvarkinga rasė, sako, lytis. Jūs daug tvarkingesnės moterys. Jokio seksizmo, bet taip yra. Vėl grįžtame į komunikacijos tikėtiną, kad klausimą, kad galima ir savo vyrui pasakyti. Taip. Kad, ir privalu. Būk geras. Ir aš dirbu, kalbėti. ir tu dirbi. Taip. Būk geras. Ir nėra tik tai vyro dar tam rate. Yra ir artimieji. Ir mes, ką dažniausiai darom, mes bijom prašyti pagalbos. Tai dažniausiai irgi tam tikra baimė, stereotipas, kad aš turiu viską padaryti, aš geriausiai gebu. Ar gal norisi pasirodyti, kad aš stiprus? Vėl įtikinėjimo ta rolė. Ja, kur būna, kur I'm independent woman. Palauk, truputį palauk, pašnekam. Davai dviese padarom. Dviese viskas daug lengviau. Taip. Ir iš tiesų, čia, kad suprastumėt, kad aš nenoriu tos atsakomybės permest kažkokią formą, kad sugrąžint jum. Labai svarbu sugrįžti į savo vaikystės laikotarpį. Mes tuos lūkesčius, tą įtikinėjimo rolę perimam dažniausiai vaikystėje iš savo aplinkos. Tada, kada mes patys negavom pavyzdžio, ta pati mama, kuri rodė pavyzdį, kad jinai yra 4 kampų prižiūrėtoja, daug dirbanti, nusialinanti ir vaikai kažkaip savaime augantis, tai stereotipiškai dažniausiai mes turim to modelio atkartojimą. Dar apie tą vaikystę. Nepaminėjau pirmoji daly, bet kiek mums yra svarbu pasilikti savyje vidinį vaiką. Nes mes visi įsivaizduojam, kad norim visada būti subrendę, esam suaugę, mes turim tvarkingai elgtis visada. Nors tas vidinio vaiko iššaukimas, aš manyčiau, tai yra viena iš kaip ir poilsio formų. Taip, ir jisai niekur nedingsta. Taip, mes jį užslopinam dažniausiai. Kiek svarbu jį išlaikyti? Jisai niekur nedingęs, mes jį kaip sakoma, užspaudžiam ir neleidžiam, nes vėl vadovaujamės tam tikrais stereotipais. Mes turėtumėm taip elgtis, nes mes jau suaugę ir mes vėl atkartojam tam tikrus standartus. Tai čia irgi gili tema ir apie tą moteriškumą, vyriškumą irgi labai gaju tada, nes tai irgi yra tam tikras nusistovėjęs standartas, stereotipas. Ir kodėl buvo ir susiformavo vyriškumo ir moteriškumo stereotipas. Ar kada susimastėt, kokia tai yra valiuta, kodėl vyras yra tas mamuto parnešėjas. Parnešėjas, ja. Mamutų knygnešys. Tai tais laikais, akmens amžiaus, kokia valiuta buvo gyvenime? Tuo laiku? Kaip tas vyras... Maistas. Maistas buvo valiuta. Maistas, bet jeigu kad siekta tikslų kažkokių resursų ir panašiai, tai vyras buvo jėga. Taip. Tam tikra prasme jėga. Mes sukurti taip tiesiog. Tai kad parnešt tą mamutą ir jėgos reikėjo. Ir gimė tas stereotipas apie vyriškumą, kad lyg tai turėtų vyras tik tai nešti į namus, o jau moteriai, kaip ir pagal tą stereotipą išvystytą, prižiūrėti namus, auginti vaikus ir panašiai. Bet susimastėt, kad šiais laikais kas yra valiuta? Priklausomai kur? Kalėjime, cigaretės? Ar reikia dabar sunkiai kažką fiziškai tyst namo? Sunkiai fiziškai tyst ne, bet darbe yra fizinių darbų, kur tikrai nėra lengva. Ta prasme, tu atiduodi ten savo pats esu dirbęs. Tokioje vietoje, kur reikėjo daug fizinio pasiruošimo netgi pačio. Čia labai geras dalykas ir kai minėjai, kad fizinis darbas, bet tau jisai džiaugsmo tiek neteikia. Ne. Nes nebe valiuta yra fizinė veikla. Tai yra, kaip pavyzdį duosiu, sandėlio darbuotojas. Koks anksčiau buvo sandėlio darbuotojas, kokiais 90-aisiais bent jau metais. Jisai irgi atitiko tam tikrus fizinius kriterijus. Turėjo pakeldėžę, aukščiau kažkur padėti ir panašiai. Taip. Tada, kada dar nebuvo technikos, tada, kada dar nebuvo dirbtinio intelekto, ką noriu pasakyti, kad valiuta jau šiuolaikiniai visuomeniai jau nėra fizinis kriterijus, kad tai jėga. Gerai, gali vardinti tada kelias valiutas, kurios yra būtent. Šiai dienai tai yra mūsų intelektas, protinė veikla, mūsų emocinis intelektas.
tai, ką mes generuojam, nes mums jau nereikia sunkių dalykų nešiot, pritempt Iš esmės, ir panašiai. Tai galim pasitelkti technologijas daug paprasčiau. Taip, tai ir vyriškumo ir moteriškumo savoka šiek tiek irgi kinta. Tai čia irgi svarbu kartais pagauti, kaip mes susiformavę tuos stereotipus, dažnai pasąmoningai jais ir dabar elgiamės. Ir kai kalbu apie aukos įrodinėtojo poziciją, mes čia tada atsitrinkiam tam tikrą prasme į sieną, kad mes reikalaujam tų stereotipinių suformuotų dalykų. Kad vyras turi išlaikyti šeimą, kad vyras turi parnešti, tik tai vyras išlaiko ir vaikus ir žmona atsakinga tik tai už 4 namų sienas kampus, kad jinai turi daryti tą ir tą. Jau mes turim pasiskirstimą darbais visai kitokį ir mes privalom tą valiutą išnaudoti maksimaliai. Bet čia vėl ego tada atsiranda. O taip, ego. Wow, šitas atsiranda. Ja, bet... O kas yra ego, kaip manai? Kas yra ego? Aš manau, kad tai yra tavo kaip čia pasakyti, perdėtas, tarkim, susižavėjimas savim. Čia tik viena, tarkim, teorija. Vienas iš. Bet ego, tai kuo skiriasi nuo mūsų asmenybės, tai yra tam tikra mūsų kita asmenybės dalis, tai yra taisyklių rinkinys. Ir jeigu mes vadovaujamės tik tai taisyklėmis, tai vėl mes reikalaujam iš kitų, nes mes įsivaizduojam, kad kažkas turi vienaip ar kitaip elgtis. Sakai, sisteminių būt nėra gerai. Pačiam savo sisteminių turiuomenį. Taip. Ego savaime jisai reikalingas, nes mes be ego nesiformuotumėm, bet svarbu, kad asmenybė išliktų aukščiau ego. Tai yra tai, ką aš noriu daryti, ką aš galiu, kaip panaudoti savo tam tikrą potencialą, turi būti jinai aukščiau negu ego, nes ego yra laukiantis. Jisai visuomet bus antrinis ir jisai yra laukiantis iš kitų. Tai jisai mums padeda, ta prasme, mes galim augti, bet jisai neturi užimti pirminės pozicijos. Žodžiu, reikia išmokti tą valdyti truputėlį irgi, nes jisai ego visą laiką stovi prie durų ir nežinai, kada paskambinsi į duris, ne? Tai priklausomai, kaip jį priimsi. Aš kaip suprantu taip. Gerai, važiuojam toliau. Mes tada tik pirmą klausimą dar pažiūrėjom. Gerai. Poroje gimus vaikams santykių dinamika labai pasikeičia. Kaip išlaikyti gerus pagarbius santykius, kai emocinis intelektas yra skirtingas? Taip. Jau tai, kad emocinis intelektas skirtingas, jau indikuoja, ką turėtumėm daryti. Bet tikiu, kad antra pusė dažniausiai tai nemato kaip problemos. Už tai ir klausimas turbūt užduotas. Bet iš esmės tai yra darbas ir su savimi. Jeigu jūsų emocinis intelektas yra aukštesnis už jūsų partnerio, tai indikuoja irgi ką? Kad jeigu mes turim platesnius įgūdžius, geriau išvystytus įgūdžius, mes per pavyzdį tai galim. Ir va čia, aš manau, susidurėm su didelė problema, kaip prieiti prie to žmogaus, kurio emocinis intelektas yra žemesnis. Žiūrėk, mes jau nuvertinam, jeigu mes sakom, kad mes turim prie to žmogaus prieiti, norėdami jį pakeisti, ane? Arba prieiti paprasčiausiai problemos sprendimo, pavyzdžiui, atveju, kad norim prieiti, bet truputį gal turim ir prisitaikyti, kartais negalim tiesmukai pasakyti, kartais švelniai turim labai pasakyti. Žinoma. Čia va vienareikšmiškai. Mes tada turim ieškoti, apie ką ir kalbėjom. Jeigu ir turim konfliktą ir mūsų neišgirsta, nesupranta, tada peržiūrėti, tai kaip mes tą poreikį transliuojam. Gerai. Greta tave, žinau, klausė kito klausimo. Atsimink, kad reikia dar mum klausimus kabliukus prisiminti, gerai? Vienas tavo, kitas mano, gerai? Ar būtina atsikratyti vidinio kritiko? O gal jis kartais padeda nenusistovėti vietoje ir tavo, man net nebeskaityti tiesiog toliau. Palauk, pabaigsiu. Pavyzdys. Lyginimas kitų žmonių pasiekimais su savaisiais. Žiūrėkit, vidinio kritiko misija yra mus apsaugoti. Ir tai mes patyrėm savo ankstyvoj vaikystėj. Tarp savo visuomenės, kokių žmonių būtų, vidinis kritikas ir susiformavo, kad apsaugoti, nes jeigu mes neturėtumėm vidinio kritiko, tai mes turbūt nieks nebūtumėm.
Čia ir patyčių tema tam tikrą prasme. Sau tobulėtų dar negalėsi leisti, neturėsi vidinio kritiko. Tas vidinis kritikas dažniausiai viduje būna protingesnis negu tavo pirminiai sprendimai. Taip, tai mūsų tikslas yra, kad jo nepanaikinti, bet jį nutildyti, nes jisai turbūt, kai dominuojantis, jisai garsiau kalba už jūs pačius. Tai mūsų tikslas jo nepanaikinti, bet jį disocijuoti. Tai ką reiškia? Atskirti nuo savęs ir suvokti, kad tas vidinis kritikas tai yra ne jūsų vertinimas, o išorės, kitų žmonių. Ir jūs pasirenkat, ką jūs gyvenime siekiat, ką darot ir kaip pavyzdys. Kaip man ten galbūt sakytų, nežinau, Ane, tu darai ir tą, ir kam tau to reikia? Aha, ir jau formuoja, tai gal rimtai man čia nereikia, aš gal kažką bandau kažkaip, bet aš taigi juk žinau savo tikslą. Ir man tai net nerezonuoja. Aš palinksiu va taip tam žmogui, padėkoju, kad rūpiniesi manimi, tai lygiai taip pat ir su vidiniu kritiku. Ir tada tu pasikėlus būni. Juokys. Skamba kaip asmeninė problema. Sakau, aš net kartais klientus pamokinu, kaip reaguoti į tam tikrą kritiką. tą neadekvačią kritiką, tai išklausyti žmogaus, kada viską įsako. Galim biškį... Bet kartais tas kvailas palinksėjimas, jis tinkamas. Čia kur, kai kalbėjom apie tą gerumą, kur sakom visada taip. Galima apgauti tą taip, truputėlį. Kad pačiam nereikėtų daug į diskusijas keltis, kurios iš esmės nieko vertos. Taip. Gerai. Tai dar pratęsiant apie tą vidinį kritiką, ką aš praktikoje darau su klientais, kaip jį disocijuoti, atskirti, tai duodu užduotį. Susigalvokit vidiniui kritikui personažą, kažkokį siluetą, kas gali būti kažkoks multiko herojus, ten nežinau, Bartas Simpsonas, kaip pavyzdys. Duoti vardą, jeigu tinka, gerai Bartas kaip pavyzdys. Ir ką darom? Kai suvokiam, kad tai vidinis kritikas, mes atskiriam jį nuo savęs ir kai jau pagaunat save, kad jau tas vidinis kritikas jums kalba, kaip tu čia susimoviai, kaip nepavykusiai padarėjai, pasielgiai ir panašiai. Ir įsižeminat ir pasakot, Bartai, dėkoju, kad tu bandai mane apsaugot, kad bandai apeiti stresinę tą situaciją ir visą kitą, bet ačiū, aš pasirūpinsiu pats savimi. Aha, ir tai atrodo kvaila, tam tikrą prasme, kalbėti su savimi, nors visi mes kalbam su savimi. Ne, tai yra labai protinga, nes aš sakau, vidinis tu esi protingesnis negu išorinis. Taip. Absoliučiai. Taip. Turit daugiau laiko pagalvoti. Kažką dar norėjau klausti ir pamečiau dabar. Gerai, viską pasakai iš tų klausimų. Taip. Super, važiuojam tada toliau. Kaip turėčiau pasiruošti naujai dienai? Ar būtina viską padaryti, ar jeigu pajutus emocinį nuovargį, turėčiau leisti savo atsipūsti? Labai, labai geras klausimas ir taiklus. Tai čia va irgi, bet ką girdžiu savirefleksijos, kad tai jeigu nėra skubos darbų, nėra įsipareigojimo kažkokio ir galit sau leisti poilsį, tai faktas, kad pasirinkite ir išgirskite savo tą vidinį balsą, kad reikia to poilsio. Bet labai svarbi ir ta ryto rutina. Kaip mes tą rytą pradedam? Ir kaip dažniausiai pradedat tą rytą? Pavyzdžiui, aš kaip pradedu rytą. Gal papasakosiu apie ankstesnį laiką, kai aš turėjau discipliną savo susidaręs tam tikrą. Mano rytas visada prasidėdavo tuo, kad aš norėdavau pasilikti pusvalandį savo. Man tai būdavo labai svarbu. Aš niekada nenorėjau skubėti ryte, todėl atsikeldavau anksčiau, papusryčiauju. Kas yra būtina? Rekomenduoju pusryčiauti visiems. Tikrai, patikėkit manim. Ir skrandžiui gerai, ir emociniai būsenai, ir visą dieną būsit daug laimingesni. Ir aš papusryčiaudavau, išgerdavau kavos, surūkau cigaretę ir aš tada jaučiuosi jau įsivažiavęs į dieną, dar turiu 15-20 minučių laisvų ir aš galiu pradėti darbus. Aš jau ateidavau, tarkim, kad ir į darbą su šypsena. Taip. Tai čia būdavo mano tokia minimali, bet man nuostabi rutina. Labai geras pavyzdys. Ką ir rekomenduočiau, tik dažnu atveju mes be cigaretės, be telefono. Taip, būtent. Statistiškai jau yra užfiksuota, kad didžioji dalis mes pasiemam telefonus. Aš valgau be telefono, absoliučiai neliečiu jo. Taip. Man neskanu, aš nežinau kodėl.
Man neskanu valgyti, jeigu rankos telefonas. Gali man paaiškinti šitą dalyką? Aš nesuprantu, kas tai per fenomenas. Todėl, kad tu nukreipi ir dėmesį, bet kaip ir duosiu pavyzdį, kaip mūsų psichika veikia. Per televiziją, filmai ir panašiai. Mūsų pasąmonė, kaip ir sakiau, nėra logiška ir jinai neskiria realybės nuo vaizdinių, tarkim, ką matom. Kai jūs pasiema telefonus, ką jūs matot? Jūs matot kitų žmonių gyvenimą, emocijas, o ten tų emocijų irgi labai daug informacijos, lygiai taip pat ir filmai, ten irgi emocijų raiška labai plati. Smegenys neatskiria realybės nuo filmo. Lygiai taip pat išgyvenat, kaip ir tame filme, visas emocijas. Lygiai taip pat ir socialiniai tinklai taip mus veikia. Taip, kaip Instagrame. Mes daug informacijos gaunam ir jau mes ją virškinam, kaip sakau. Taip, čia kaip pamatai istoriją pas draugus ar draugės. Taip. Ar tuos followerius pamatai vienas atostogose, kitas irgi ilsisi, trečias tą daro, ketvirtas tą daro, tu tuo metu sėdi ant sofos, žiūri televizorių. Ir tu jau bet įsivaizduok rytas, kaip prasideda. Per nesąmonę. Tu įsivaizduok rytas. Tai kaip neįsijungs tas vidinis kritikas, jeigu su juo mes nedirbam? Taip, pirmadienis tau reikia į darbą, o pirmadienį kažkas ar antradienį tie bedarbiai, kur būna antradienį, kur pleže kažkur guli. Taip, iškritęs ir tas galvoji, tau gerai. Ir tai nuliūsti nuo vieno storiuko, nuo kito storiuko. Ir mes nejaučiam net laiko, kaip ištirpsta tas laikas. Absoliučiai. Jo, sunaikina telefonai labai. Truputį jo, mažiau telefonų, žinokit, tikrai būsit laimingesni. Patariam. Ir televizijos. Aš ir už ribojimą televizija. Tai apskritai aš prieš ją esu nusiteikęs. Tam tikrą pasirinkti, kokios emocijos mes norim. Taip, tam tikros laidos yra smegenų pūdymas, kaip aš sakau, ir tiesiog gal nereiktų lyst. Mes turim pasirinkimą pozityvų ar negatyvų. Tai kaip mes renkamės, tai jeigu norim geros užkrečiančios kažkokios emocijos, laimės akimirkų, džiaugsmo ir panašiai, tai renkamės tada tam tikrą turinį. Taip, dėl to žiūriu komikų turinį. Nuostabus dalykas. Taip. Mažai galvoji. Atsipalaiduoti. Taip, atsipalaiduoti. Plus animacinius filmukus labai irgi mėgstu. Tai irgi komiškus. Tai man nuostabiausia atsipalaidavimo forma. Ir tu, kaip per žinias, nematai ten tų kriminalų, ten kažkas kažką nužudė, ten rado, pasikorė. Čia dažnu atveju ir nerimo sutrikimai prasideda, jeigu mes labai daug žiūrim informacijos ir ypač negatyvios ir tie filmai susiję su, kai sakau, šaudimu, gaudimu, tom intrigom ir panašiai, mes visą tai išgyvenam ir dar prieš miegą, jeigu tai darom, mūsų pasąmonė visą tą informaciją įsisavina, o pasąmonė nėra racionali, jinai be logikos, jinai tai priima kaip išgyvenimą realų. Taip, vis tiek tu matai, tu to neišmesi iš savo akių, nebent užsimerksi vienintelį atveju. Gerai. Anonimas klausia, kaip neleisti vadinamiesiems emocinėms vampyrams išsunkti savo jėgų bendraujant darbe arba šeimoje? Ribų brėžimas. Pasakyk ne. Ir pasakyti ne, bet ir sudėtinga, bet mums nepatogu ir mes net ir nemokam dažnu atveju brėžti ribų. Tai yra, kaip mes, bijom tiesiog atsiribot nuo to žmogaus, pasakyti, kad, sorry, nenoriu šitą temą kalbėti. Mums labai svarbu gebėti mokėti brėžti ribas. Tai kaip pavyzdys, aš galiu pasakyti, kad man neįdomu, ką tu čia kalbi. Tai kaip tu pasijausi, jeigu dabar aš tau pasakyčiau, Radvė, žinok, šiandien jau tokius lievus klausimus uždavėjai, ne. Pasakyčiau, pati kalta. Tame esmė, įsižeistumiai, suvoki? O dabar pasakyčiau, Radvydai, aš jaučiuosi šiek tiek nusivylus, nes tikėjausi to ir to klausimo. Tai ar kitą kartą mes galim susitarti, kad peržiūrėsim klausimus ir aš būsiu laimingesnė. O va čia ir ego atsiranda. O čia atsiranda. Taip. Ką tu pasakai? Netiko? Va. Tai tikrai nėra lengva brėžti tas ribas. Bet vėl prisiminkit tą pavyzdį, kurį pateikiau. Jūsų namai, jūsų 4 sienos, visi kampai, jūs ten 100% atsakomybę turit. Ir kaip jūs jaustumėtės, jeigu pas jūs praeiviai eina, svetimi žmonės, net nežinot, kokiu tikslu eina. Tai faktas, kad nesmagu, bet jūs turit gebėti pasakyti, tai yra mano riba.
aš neleisiu, nenoriu, kad kalbėtumėm apie tai, galim gal kitą kartą susitarti, nes man bus tinkamesnis metas. Ir yra daugelis pavyzdžių. Tai terapijoje mes tai praktikuojamės ir su klientais ir mokomės. Turim kalbėti iš aš perspektyvos, per jausmą, konkretų įvardinimą, kas mums netinka, o ne per kaltinimą. Ne? Ir tada bendradarbiavimas. Ar galim kitą kartą padaryti kitaip? Nes man tai bus patogiau, jaukiau. Aha, tas, manau, tiesmukiškumas kartais būna didelė problema, kai mes nemokam pasakyti arba prieiti prie žmogaus. Taip, ir tada... Taip. Nes yra komunikaciniai įgūdžiai. Mes galime net nukirst žmogų, nuvertinti, nužeminti, bet iš tikrųjų yra būdų, kaip tai galim pakalbėti, o kodėl mums tai nėra patogu, gera, jauku ir panašiai. Kai mes įvardinam, kodėl, tai žmogui tada nekyla pasipriešinimas, jisai priema. Ir dar dėkingumas atsiranda, o jeigu mes brėžiam ribas darbo aplinkoje, tarp draugų, vystos ir pagarba, nes tave mato kaip autoritetą pavyzdį, kad tu žiūrėk, tu atstovi save. Taip, ir moki kalbėti. Šiaip iš tikrųjų komunikacija man irgi yra padėjus N kartų, kur žmogus į tą visiškai kitaip žiūri, ten fizinės jėgos nereikia, žinai, kuri gali savo kalbą parodyti savo tą energiją. Taip. Ir dažniausiai jis net nenorės prieiti prie tavęs antrą kartą. Ir tu visą tai gali subtiliai visiškai pasakyti. Pavyzdį sunku dabar, bet gal kada parodysi. Gerai. O, atidėliotoja. Praktiniai pratimai atidėliojimui. Klaustukas. Kai svarbus projektas atidėliojamas, nors senka laikas ir kyla stresas ir dar labiau norisi vengti, ką daryti, savo padėti. Tai čia tas studentų laikas, kur viską paskutinę naktį. Ir čia yra apie nerimą. Ir dažnu atveju turim ir tą ir vidinį kritiką, kažkokią baimę, bet su atidėliojimu mes galvom, kad atidėliojom dėl kažkokių vidinių dalykų, bet tai irgi mūsų yra psichikos darinys. Mes visuomet, vėl priminsiu, siekiam rezultato čia ir dabar ir malonumo čia ir dabar. Ne to greito malonumo. Ir įsivaizduokit, kai jums reikia pasirengti, kyla nerimas, ypač prieš svarbius kažkokius darbus, atidėliojimas įsijungia per nerimą, nerimas signalizuoja, kad o gal tau nereikia šito streso, o kam tau? Mūsų smegenys vengia stresinių situacijų, kur jaučia, kad gali kažkas įvykti. Nesaugu. Jeigu dar turim tą vidinį kritiką stiprų. Tai galiojanti paprasta taisyklė iš fiziologinės pusės, mūsų smegenų pusės, tai yra 5 sekundžių langas. Bet kokį darbą, net patį nemėgiamiausią, kai tikrai daugelis turit nemėgiamiausių darbų, 5 sekundžių taisyklė. Skaičiuot nuo 5 iki 1 ir einat ir darot tiesiog. Ir viskas. Smegenys pradeda veiksmą, reikia tiesiog inicijuoti veiksmą ir pasidaro dalykai. Tai yra nerimo signalas, nerimas visuomet jisai mus skatina save apsaugoti. Nuo bet kokios įtampos, streso ir kokių mes ten turėtumėm lūkesčių ar įsivaizdavimų ir panašiai. Ką mūsų smegenys labai mėgsta daryti? Taip. Tai kažko prisigalvoti. Tai vienas iš šitų dalykų atidėliojimo, ten yra daug hekų, ką galima daryti, bet iš esmės tai yra suvokimas, kad tai veikia mūsų smegenys ir pradėti nuo to, kad 5 sekundžių langas jisai egzistuoja, tai yra įrodyta. Turbūt ir girdėjome Mel Robbins, galit pasižiūrėti, yra ir lietuvių kalba 5 sekundžių taisyklė, kaip veikia smegenys. Nuostabu. Jeigu Anė sako, Anė žino. Mantelis klausia, kaip susitvarkyti su sveikatos nerimu? Jei kažkas su sveikata negerai, kyla mintis, kad bus tik blogiau. Taip, ir tai yra nerimo tam tikras sutrikimas ir tai reikėtų jau individualiai žiūrėti, kas vyksta. Esu pati KET psichoterapijos atstovė ir ten viskas prasideda nuo mūsų minčių. Kaip mes interpretuojame situacijas, kažkokius įvykius ir panašiai. Tai ten reikėtų pasikapstyti, kur uždėjot akcentą ir nulaužti tą veikimą. Tai yra, kai ateina mintis, mes pagalvojam, interpretuojam, tada pasielgiam kažkaip ir padarom išvadas. Ir kaip veikia irgi psichika, išmokstam to elgesio ir tada bet kokia interpretacija kita kilus, bet kokia mintis susijusi su ta patirtimi,
jinai automatiškai atsikartoja. Tai mes turim keisti įsitikinimus, minčių eigą, tam, kad kistų ir elgesys. Tai irgi tikrai rekomenduoju nuveiti pas specialistą ir pasižiūrėti, nes tai jau yra stiprus signalas, kad jūs galit kartoti tam tikrą elgesį ir save privesti prie sudėtingesnių situacijų. Gerai, turim kitą. Kaip išmokti, mes berods kalbėjom gal per pertrauką ar kada, kaip išmokti pasakyti ne, tas ribų brėžimas, apie kurį mes kalbėjom, ir nesijausti kaltam dėl to, kaltai šiuo atveju. Kartais atrodo, jog atsakymas ne, nes tiesiog nenoriu, atrodo nepakankamas. Ribų brėžimas yra kaip treniruoti, nežinau, raumenį, lygiai taip pat su ribų brėžimu. Bus nepatogu, bus įvairiausių reakcijų, jūs tikrai iš pirmo karto nesugebėsit ir taisyklingai iškomunikuoti, tai turit suvokti, kad svarbu tai praktikuoti. Kaltė jausmas mes dažnu atveju dar pasiteisinam. Oi, kaltas, bet vėl grįžtam į tą, jeigu jūs esate įrodinėjimo rolėje, jūs ir jausitės kaltas. Nes jūsų lūkestis ir bus, kad jumis pasirūpintų kažkas. Gal reikia išmokti tada argumentą pasakyti tokį, kad nebekiltų klausimų? Labai svarbu ir bet jis turi būti griežto tono, aš manyčiau, kad... Nebūtinai. Ne? Ne, nebūtinai. Nes tu griežtų tonu, tu... Gal ne taip pasakiau, negriežtų, bet savim pasitikinčių tonų. Kad, aš žinau, apie ką kalbu, aš tau taip pasakiau, dabar tu su šia informacija daryk, ką tu nori, bet aš taip jaučiuosi, man taip yra, prašau priimk. Neprimsi, your problem. Tai žiūrėkit, esminis dalykas, pas bet kokį specialistą, kur jūs nuveisit, vieno pokalbio nepakaks. Atrakinti procesą, kaip veikia, tam reikia ir įgūdžių, ir keisti elgesį. Turim veikti, pokalbio tikrai neužteks. Tai kiek mes šiandien palietėm temų, vidinis kritikas, savivertė, ribų brėžimas, gebėjimas save išgirst, gebėjimas klausimus uždavinėti, tai yra ne vienas rytis. Ir mums svarbu step by step judėti link tikslo ir čia ir didžiausias žavesys tada suvokia, kad gyvenime dar tiek turi naujų atradimų padaryti, o tie nauji atradimai tai dažniausiai yra net apie save. Taip, aš kaip pats asmeniškai pradėjau gilintis, kas aš, pasirodo visai įdomus bičias. Taip, ir tada kažkaip atsiranda ir prasmė gyvenime. Jo, ir tada pradedi kitus suprasti. Empatija atsiranda. Taip. Empatija yra nuostabus dalykas, galiu pasakyti, suprasti, kaip žmogus jaučiasi. Ir kaip pradžioj pradėjom kalbėti apie klausimus. Klausimai savo, kuria ryšį su savim, ir lygiai taip pat klausimai kitam, kuria ryšį vienas su kitu. Taip, ir kiekvienas iš jūsų, manau, tikrai gali pats savo tikrai būti fainas. Aš net neabejoju, kiekvienas turit kažkokią ar tam tikrą būseną, ar emociją, kurią iš savęs galite šaukti. Tikrai turit bent vieną, pasigilinkit, žinok, tikrai. Man labai, pas mane ir profilį, man atrodo, yra parašyta mintis ir visa kita, kad jūs suprastumėt savo vertę daugiau ir kodėl ryšys svarbus, kad mes gyventų uoloje, nei vienas neišgyventumėm, ten porą dienų pagyventumėt ir išprotėtumėt. Tai tikslas, mintis, kokią, kad įsineštumėt, kad saulė pati savo nešviečia, obels vaisius, obelis pati nevalgo savo vaisiaus ir lygiai taip pat upelis pats savo vandens negeria. Tai supraskite, kad mes esam vieni dėl kitų. Tai tas santykis, ryšys yra svarbus. Ir tarkim, kaip pavyzdys, depresija yra signalas tada, kada mes neturim ryšių, santykių su savo artima aplinka, sugebėjom kažkaip su tuo žmogum nukirst viską. Ten ir komunikacija, poreikių tenkinimas, tas pats santykis, ryšys kažkur dingo. Tai irgi labai svarbu, apsidairykite aplink, kiek jūs su savo artimaisiais žmonėmis iš tiesų kuriat tą tikrą stiprų ryšį. Super, to ir palinkėsim. Gerai. Mes vieną klausimą aptarėm, bet gal turėsi dar ką nors pridėti. Pilna gyvenimo buitį lengvinančių prietaisų. Indaplovės, siurbliai, ChatGPT ir taip toliau. Bet atrodo vis tiek nieko nespėju. Tiek daug dalykų vyksta, kaip viską spėti. Daryk. Spėsi. Patikėk tu manim. Ne tu sakyk. Čia mano tas toks vulgarumas išeina. Bet tu toliau sakyk. Aš palieku.
tavo instinktyvi reakcija tiesiog daryk, tai pabandyk Va, pasakyk. dėl to aš ir norėjau, kad tu Bet pasakyk depresiją sergančiam žmogui tiesiog daryk. Tai ir čia. Nueisi į netinka. senukus, virvę nusipirk geriausiu atveju. Tai, suvoki, kiek svarbu, kad mes bandytumėm suprasti tą situaciją, kas ten iš tikrųjų slepiasi. Ir vėl aš eičiau per perfekcionizmą, per tą vidinį kritiką, per tą įrodinėjimą, kad atrodo daug lengvinančių dalykų, bet o kas slepiasi po tuo, kad vis tiek reikia kažką daryti ir spėti visur kažkur ir panašiai. 80-20 taisyklė. Tai kokie darbai daugiausiai atima iš jūsų laiko, kurie yra padaromi kažkokiu, arba yra tikrai darbų, kurių nereikia čia ir dabar padaryti. Nėra skubos tvarkos. Bet čia vėl irgi tada vidinė ta būsena. Čia skamba aukos rolė, kai mes tikimės, kad kiti už mus padarys kažką. Tai svarbu, iš kur ta pozicija atsirado. Pasigilinti tai individualiai ir galėčiau duoti patarimų bendrai, ką daryti, bet dažniausiai tai būna mokestis visiškai... yra už to, yra mokestis. Ne, čia ne, tam esmė aš galiu, ir mintis buvo, tiesiog daryk. Tai daug ką galim, bet kai kam atrakina paprastas dalykas, ką aš praktikoje darau, suvokimas, kodėl tai darai, dėl ko darai, ir nereikia nieko keisti, reikia interpretaciją savo galvoj keisti, tam tikrą prasme mintis. Tai va čia va svarbu ir kiekvienas mes turim tas mintis, dėl ko mes tai darom, savo tą vertę įrodinėjimą ir ten panaršiojus, iš esmės interpretacijos pokytis keičia ir jūsų išorę. Ką turiu omenyje? Tai irgi jūsų visa išorė, tai yra jūsų vidaus atspindys. Jeigu jūs užsiknėse, jeigu jūs su perdegimu, jeigu jūs nepagaunat savęs ir visa kita, tai yra jūsų vidaus atspindys. Reiškia, turim atsisukti į save ir panaršyti po ten, panaršyti. Tai ką jūs šitam gyvenime apskritai veikiat? Kokiu tikslu egzistuojat? O jo, čia šis klausimas, kur paskutinį pasakėjai, tai čia ilga istorija. Gal mes prie jo neužsibūnam labai ilgai. Turim blitz klausimą. Kuo čia tas blitz skiriasi nuo kitų? Nežinau, tu manęs neklausk, aš tik skaitau, aš tik įrankis tau perduoti informaciją. Rekomenduokit 5 būdus, kaip pailsėti moteriai. Kodėl būtent moteriai? Aktualiausias. Tai aš irgi noriu sužinoti. Ne. Ajo. Mamutą neša. Tiksliai, man harpūną reikia pasigaląsti. O tai ką jums reikia nešti tada, nuo ko pailsėti? Čia sarkazmas. Aha. Tai žiūrėkit, mes kiekvienas... Tai jokio seksizmo, nieko, gerai. Šnekėkit, moteris, šnekėkit. Mes kiekvienas turim atrasti savo būdus, nes tarkim, jei aš pasakyčiau, kad man tai yra, nežinau, fizinis aktyvumas sporto salėj, tai nebūtinai jums tai turi būti. Ir permesiu tada klausimą, kodėl svarbu gauti atsakymą, kaip elgtis jūsų situacijoje, jūs vėl bėgat nuo savęs. Tai sustoti ir pasižiūrėti, o kas jums yra realiai poilsis. Kas turi aplinkoj pasikeisti, ką turite išgirsti, pamatyti, kad jums tai būtų poilsis. Tai tuos būdus mums svarbu atrasti patiems. Tai, kad dažnai socialinėje erdvėje sako, oi, tas veikia ir tas veikia, kaip moterys irgi pas mane dažnai ateina ir sako, manęs nepriversit į tą salę, eit man sunku. Aš sakau, aš ne apie salę kalbu. Fizinis aktyvumas yra įvairiausios formos. Jums svarbu atrasti saviem būdam, kaip veikti ir ilsėtis. Tai gali būti, kas dažnai perfekcionistai bėga, žinot, nuo kokio poilsio, horizontalioj padėty. Nes blemba tada, jeigu darbo nėra, tai savaitgalį tada susiorganizuoja įvairiausias veiklas. Važiuojam, ten darom, ten ir panašiai. O kūnas nepriima to. Kūnui reikia irgi horizontalios padėties. Realiai. Tai mes turim atrasti vėl per hobius, per veiklas, kas va būtent padeda mum ir ilsėtis. Tai gali būti tiesiog išsimiegojimas arba kažkokia veikla, kuri mus motyvuoja, energizuoja ir panašiai. Tai priklauso ir nuo jūsų darbo pobūdžio. Nes aš prie tiem žmonėm, kurie turi to ofisinį darbą
kurie visą laiką žiūri tik į vieną vietą, susikoncentravę į kompiuterį arba čia mama kažkur. klausė. Čia mama klausė, taip, man atrodo, ne apie, ar ne, 5, ne, čia gal ankstesnis. Mama? Ne. Mano ar tavo? Ne. Mano lyg nėra, nebent tavo. Nežinau. Žodžiu, ką aš norėjau sakyti? Ką aš sakiau dabar? Pamiršau. Gerai, važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Labas vakaras. Visų pirma, ačiū už gerą vakarą. Tymas. Va, tai turite daug žinių, čia apie tave spėjų kalba. Tačiau kaip pavyksta planuoti savo laiką? Ar teorija lengvai įgyvendinama praktikoje? Va, iš tavo asmeninės pusės. Taip. Labai taiklus klausimas ir čia irgi labai rezonuoja. Ačiū, Egle. Ta prasme, kad iš tiesų atrasti savo rutiną, savo discipliną yra reikalų. Tai aš kaip ir žmogus kartais irgi feilinu ir būna dienų, kada nesusitvarkau, bet tada įkvepiu ir iškvepiu ir žinau, kad kitą kartą pasistengsiu kitaip pasielgti. Kitą kartą vienaip ar kitaip pabandysiu kitą metodą. Tai iš tiesų tikrai savęs ir neprievartauju įsistatyti į kažkokią konkrečią rutiną, bet tada svarbu per tikslus. Aš, pavyzdžiui, turiu griežtus kelis svarbius momentus, kas man svarbu. Poilsis, miego režimas ir mano visuomet tikslų kėlimasis, tarkim, profesiniai srity. Tai, kas mane veža, tai aš ir darau. Tai aš labai stipriai įsigryninu, ko man reikia ir tikrai mano aplinkoje žmonės žino, kad aš, tarkim, alkoholio nevartoju, tikrai nenaktinėju. Ir panašiai, ir aš iki paryčių laiko kažkur neleidžia, ne? Tai irgi yra bendrosios taisyklės tam tikros. Išeisim, kada į miestą aš tau parodysiu. Tai iš tiesų tikrai tai, ką aš rekomenduoju ir savo klientam, arba tai, kokią teoriją žinau, visuomet išbandau ant savęs. Bet tai nereiškia, kad tai aš esu visų knygų, visų praktikų ir panašiai būdų vykdytoja. Mums kiekvienam reikia skirtingų metodų. Ir esminis dalykas laikytis tam tikrų disciplinų, rutinų ir panašiai privalu, bet iš kitos pusės tai nebūtinai bus mano rutina tinkama jūsų gyvenimo būdui, nes mūsų gyvenimo būdai labai skiriasi. Darbo specifika ir panašiai. Tai mes visi unikalūs esam. Faktas. Kokie požymiai išduoda, kad jau esi perdegęs? Bet čia nesvarbu, kaip suprantu, sritis, tiesiog didelės akys ir kur... Pagrindinis požymis tai, kad mūsų jėgų nebeatstato poilsis, elementarus poilsis, tai yra miegas. Jūs turit problemų su miegu, tai vienas indikatorius, tada jau jums nebe įdomu ir netiek motyvuota eiti į darbą, tai jūsų net ir mėgamos veiklos yra apleidžiamos, jau šiek tiek turit izoliacijos, tai yra atsiribojimo nuo artimųjų draugų, mažiau laiko leidžiat su jais. Ir čia jau tada ta emocinė būsena, kai jau tikrai sunku atrasti, kas jūs tenkintų ir keltų tą motyvaciją. Taip vieni iš pagrindinių dalykų. Super. Dar porą klausimų ir daugiau aš tavęs nekankinsiu šiandien. Kaip tik buvo apie tą perdegimą klausimas, tai įdomus šiaip. Kaip atskirti perdegimą nuo depresijos? Sakoma, kad simptomatika yra panaši. Ar tai yra tiesa? Taip, iš dalies taip. Perdegimo sindromas, jisai kaip mūsų nepaguldo tiesioginė to žodžio prasme į lovą. Mes vis tiek dar atrandam energijos resurso, tik tai jo yra mažiau. Depresijos atveju mes jau svarstom apskritai, ką veikti. Kai prasideda suicidinės mintys, jau... Būtent. Jau ten mūsų pasąmoniniam lygmenyje, minčių fone atsiranda tam tikros situacijos. Tai perdegimą mes galim susitvarkyti, bet jisai mūsų tiek neatitolina nuo gyvenimo prasmės. Kaip nesiekti sukontroliuoti visko gyvenime ir išmokti jaustis saugiai chaose?
čia labai gilus klausimas ir daug sričių siekiantis. Pasirink kokią nors vieną. Iš esmės vėl kontrolė, tai yra siekimas, laukimas, kad kažkas kitas pasirūpins jumis. Tai irgi lygiai grečiai tada turim suvokti, kad laikydamiesi tos kontrolės ir gyvendami tam chaose, ko reikia sistemos kažkokios, vėl tam tikros rutinos, disciplinos. Tai elementariai net nuo paprastų mažų žingsnelių turim atsižvelgti į tą būseną. Ir aš turiu tokį pasakymą irgi, kad su klientais darbuomės to chaoso gyvenime mes visi patiriam daug ir daug dalykų ir negalim sukontroliuoti. Bet iš esmės mūsų tikslas išmokti gyventi ir tame chaose. Tai turiu tą pasakymą, kad išmokti ir tam nepatogume patirti kažkokį malonumą. Tai kaip pavyzdys, jūs išeinate į lauką ir ko mes dažniausiai vengiam jau iš įpročio, jeigu lyja, ieškom skėčio. O kas nutiks, jei mes be to skėčio pabūsim? Daug kas sako, kad neištirpsim. Taip, Bet neišdirbsim. nėra malonu. Nėra Bet malonu. pagautą akimirką, realiai aš praktikuoju su klientais ir tokius atvejus pagautą, jūs negalite sukontroliuoti tos situacijos. Mes kontroliuojam dažniausiai tas situacijas, kurių negalim sukontroliuoti. Labai tai norim. Tikrai, labai norim, bet neįmanoma. Tiesiog suprasti reikia. Realiai. Tai paklausti, o kaip jūs atsidūrė toj situacijai? Ką turite iš tos situacijos išmokti? Aha. Supratau. Gerai, viskas. Tikrai paskutinis. Tikrai. Vaidutis klausė. Nežinau, ar šitas ar ne šitas. Gali būti, kad ir šitas. Ties dėkingumu. Kodėl svarbu jaustis dėkingam už tai, ką jau turi? Ir rasti už ką padėkoti, net jei nesiseka. Čia labai, labai filosofinė ir tema, bet iš esmės Vaidutis. labai Tai ko tu iš jo paprasta. tikiesi Aš dar? tiesiog pasakysiu labai paprastą taisyklę. Žiūrėkit, ten, kur mes perteikiam dėmesį, mes galime net būti dėkingi, bet galim sakyti, kad ne, dar to neturiu, ano neturiu. Tai ten, kur nukreipsim dėmesį, tą ir turėsim ir tą ir pritrauksim. Tai jeigu jūs dienos eigoj sugebėsit padėkoti ir savo už tai, kad išgyvenat šitą dieną, padėkosit praeiviui ar kažkam, jūs tik tai ir dauginsit. Tai irgi mūsų smegenų tam tikra veikla. Tai tikrai daug vertingiau pasirinkti ir jūs čia turit irgi galimybę rinktis, kur tą dėmesį sutelkti. Tai man atrodo, čia galėtumėm diskutuoti, bet iš esmės jūs turit pasirinkimą. Ir tikrai yra dėl ko padėkoti savo net ir šitą momentą. O dabar aš noriu padėkoti tau. Ačiū, kad atėjai. Žiauriai buvo faina. Tau už klausimus, publikai už klausimus. Ačiū jums visiems, kad atėjot, kad taip greit išgraibstėt. Aš va dėl šito gyvenu. Galit nesustot, galit varyti toliau. Bet noriu mintį vieną irgi. Davai. Vieną mintį, kad irgi iš šitos visos mūsų diskusijos įsineštumėt. Jeigu jūs galvojat, tarkim, turėdami sodą, kad tas sodas neišauga taip greitai, kaip norėtumėt, bet kas kartą, kai rožė įskleidžia žiedą, ją nukerpat, tam, kad parodytumėt, įrodytumėt kitiem, jog jūs esat sodininkas, tai pagalvokit, ar tai verta. Tai auginkit tas rožės savo sode, neįrodinėdami kitiems savo vertės. Viskas, Chebryte, ačiū jums už vakarą. Turėsim dar ne vieną tokį, tai lauksim sugrįžtant. O dabar after party. Važiuojam. Ačiū, iki.